Sunku toliau kalbėti apie tai. Sunku nes būna toliau. Tai mes čia stovim ir verkime. O turėtų verkti. Jie. Hibridai ienų ir šunių. Mes turim dar vieną liudytoją, Aidą, kuris susiko taip pat pasidalinti savo išgyvenimais, nepasiruošus iš anksto. Aida, kviečiu jūs. Labą dieną visiems. Nelabai esu pasiruošus, jeigu kokia nelabai kažkoks pasiprašau. Visa šita istorija mane labai domina nuo pat pradžių. Ir buvo daug abejonių. Pažiūrė vieną laidą, vienaip šneka, pažiūrė kitą laidą, kitaip šneka. Ir vienas mano labai gerbiamas žmogus, Dainius Kepenis, mane sako, nori įsitikinti, kur tiesa, verta pačiam pamatyti savo akimis. Taip susiklostė, kad prieš tos baisius įvykius, tas 3 dienos, aš jau buvau pribrendus, nuvažiavom su vyru pasižiūrėti, kaip ten viskas yra. Ir tada tikrai pamačiau, kad žiniasklaidai tiek daug melo, kad atsirinkti gali tik pats pamatęs. Todėl, kad ten žmonės nei iš tolo nebuvo tokie, kaip jos apibūdino žiniasklaidai, kad ten buduliai, patvoriniai ar dar kažkokie. Ten buvo labai šviesų žmonės, labai pilietiški, labai susijaudinę dėl tos istorijos ir tiesiog savo kūnais mėginantis apginti tą nelaimingą vaiką. Buvau aš per tos įvykius tą naktį baisę, kai kvieti visus per tas nepriklausomas žiniasklaidas, per tos tinklapius, kad žmonės atvažiuoti gelbėti. Yra žinių, kad tikrai tą rytą ims vaiką. Galbūt daug kas buvo jau išvargę, prieš tai budėję ir nebetikėję, kad gali tai būti. Buvo jau pasirodę ir viešoje erdvėje, kad tokių teigiamų ženklų, kad galbūt neims, gal atvažiuos tie danai, gal kad kažkas pasikeis. Ir tą vakarą, ir tą rytą nebuvo daug žmonių. Policijos buvo dėja daugiau negu mūsų. Ta, ką aš išgyvenau, tai buvo taip baisu. Aš nebuvau niekada gyvenime taip patyrus, kad taip galėtų valstybė elgtis su savo žmonėms. Mes stovėjom moteris susikabinusios rankų, mums drebėjo rankos kojos, akys išplėstos, dainavom tą himną. Kol dainavom, jie nedrįso liestis, paskui tik pagalvojom, galėjom jį kartoti 100 kartų. Bet kažin ar būtų tai sulaikę, nes nesulaikė nei vėliavos, niekas jų nesulaikė, mes šaukėm policininkam, tiem žaliesiam, nes į tos juodus su kaukėm buvo baisu žiūrėti į jų akis. Tai buvo šaltos, tuščios, pilnos žiaurumo akis. Tie žalieji policininkai, visai kitokie veidai buvo. Matėsi, kad žmonės tiesiog kovoja patys su savo jausmais, bet jie privalo vykdyti pareigą. Mes šaukiam, vyrai, ką jūs darot? Jūs einat prieš savo tautą, jūs einat prieš bejėgį vaiką. Ką jūs vyrai darot? Kaip jūs miegosit, kaip gyvensit? Tik savo vaikus turit, savo artimuosius. O jie taip, akis pilno ašarų, kai kuriem ir va taip nuleidė, va taip va, linkčio galvom. Kas mane dar sukrėtė? Labai. Ten tie žmonės, kurie jau buvo ilgiau budėję, gal jau susigyvenę su tą visą istoriją labiau ir viską, po to jie ištisai valandom verkė, nėjo nuraminti. Aš noriu pasakyti, žmonės, jūs per televizijas, nors buvo bandoma visą tą medžiagą iškraipyti, tendencingai pateikti, bet kas protingas, vis tiek atsisijoja, atsirenka ir mato, kaip viskas yra, kiek daug yra melo pilama. Ir visa šita istorija dabar paskutiniu metu yra metamos pačios didžiausios jėgos, patys didžiausi pinigai, kad visą šitą istoriją iškraipyti šitaip, kad mes jau patys nebežinotumėm, kuo tikėti ir kur ta tiesa yra. Žmonės, būkit protingi, žiūrėkit, kur nesueina galai ir kaip viskas yra. Nes tą, ką jie padarys šiandien su šita šeima, rytoj gali padaryti su jūsų šeima, su jūsų artimųjų šeima. Ir ką mes tada darysim? Mes tada šauksim, kokią neteisybę, padėkit, gelbėkit. Ir tada tikrai prisiminsim, kai vieną dieną galėjom apgelbėti visą šeimą ir tuo pačiu visą Lietuvą. Nuo šitokių dalykų, kas čia daro. Ačiū visiems labai.